Atsidarote savo elektroninio pašto dėžutę, o ten pranešimas iš darbo ginčių komisijos. Darbuotojas pateikia prašymą į darbo ginčių komisiją. Pirmoji mintis dažniausiai būna, kad kaip nemalonu, juk mes viską aptarėme dar atleidimo metu ir dėl visko kaip ir susitarėme. Taip, sutinku, nemalonu. Pakyla emocijos. Darbuotojas piknaudžiauja sistemą. Tačiau, ar tikrai galite sau leisti tikėtis, kad teisybė nugalės pati savaime? Problema ta, kad darbo ginčių komisijoje viskas dažniausiai vyksta labai greitai, nes darbo bylą darbo ginčių komisija turi išnagrinėti per 1 mėnesį laiko. Ir tik retais atvejais būna pratęsiama dar 1 mėnesiui. Jei reikalavimai nepagristi, tai dar nereiškia, kad reikalavimai bus atmesti automatiškai. Praktikoje dažnu atveju ginama silpnoji darbo teisinių santykių šalis, tai yra darbuotojas. Kokia rizika? Be finansinių išlaidų rizikuojate įmonės reputaciją, savo nervais ir prarastų laikų. Ir galiausiai precedentų, kuriuo paseks kiti darbuotojai. O čia jau turime užsuktą karuselę. Priminsiu, kad emocinis karas kainuoja brangiausiai. Kol jūs pykstate ir rašote piktus laiškus savo darbuotojui, jūsų verslo procesai stoja. Pirmiausia, įsivertinkite situaciją. Ne tada, kai jau sėdite darbo ginčių komisijos posėdėje, o dabar, kol dar laikas susižiūrėti visą dokumentaciją. Antras jūsų žingsnis turėtų būti kreiptis į teisininką, kuris savo ekspertinę nuomonę jums patartų, kokią strategiją geriausia pasirinkti ir kokią poziciją ginti. Teisininkas pamatys tai, ko nematote jūs. Spragas procedūrose, trūkstamus dokumentus ar galimybę sudaryti taikos sutartį. Daugumą konfliktų galima išspręsti dar jiems neprasidėjus. Tokiu būdu jūs suvaldysite savo verslo rizikas ir sutaupysite savo pinigus.